Dar neseno amžiaus vyras Giedrius. Pasitikime Giedriu. Labą dieną, Giedriu. Kaip jūs jaučiatės? Blogai. O kaip tu? Kasgi atsitiko, Giedriu? Tai va, draugą pamečiau. Ėjom kartu su draugu. Ėjom, šastį pamečiau. Žiūrėjau vieną pusę, kitą pusę. Ir taip pažiūrėjau. Iššaukiau. Nėra draugų, nėra. Bet ar jūs, Giedriau, bandėte savo jėgomis ieškoti draugo? Tai bandžiau, kurgi nebandysi, labai geras draugas. Tai taigi buvau aš ir pas Bružą, ir pas Rumšą nuėjau, paskui dar nuėjau pas Gliušejovą, pas Aškelevičių buvau. Tai ne tai, kad draugų neradau, bet Aškelevičiaus neradau. Na, kaip matote, be mūsų laidos labai sunku pajudėti iš vietos. Taip, labai. Dabar kartu pasižiūrėsime, kaipgi mums sekasi prarasto draugo beieškant. O kad sektųsi mums linksmiau, aš padainuosiu jums ir jūsų laidelė dainą. Reikia draugą turėti, būtinai reik turėti, nors vienintelį draugą, kad galėtum draugą turėti. Užeikime čia. O Giedriau, sakykite, ar per čia ėjote, ar buvote čia? Labą dieną. Jau buvau. Ar galima jūsų trukdyti? Tikrai buvau. O ką reikia? Norėjome paklausti, ar jūs kartais nežinote, kur yra Giedriaus Savicko draugas Ramūnas Cicėnas? Tai koks čia draugas? Koks čia draugas, taigi abu latrai paskutiniai yra. Koks čia draugas? Kas latras tau? Kas tau latras? Tu ant ko čia šneki dabar latras? Pats tu latras. Tai jūs juos pažįstate? Kur buvai? Čia tas Glušajevas, kur buvau. Tai aišku pažįstum, tai kur nepažinosi. Taigi buvom sutarę, bulves man padėt, nu kas turėjo ateiti. Tai avansą daviau, tai neatėjo. O aš jau žmogų buvau pasamdęs, man ir išarė visą lauką ir viskas, tai pusė bulvikių Man tai pažaliavo. gyvas žmogus yra dabar svarbiau negu tavo tos bulvės. Gyblą įdėlą. Taigi Ramaniukas dingo. Tai jūs juos pažįstate? Tai žinoma pažįstu. Taigi buvom sutarę, eit bulvių nukast. Nusamdžiau žmogų, išarė man visą lauką, jiems avansą sumokėjau ir dingo, kai žuvis į vandenį dviesi, o tai pusė bulvikių ir Tu čia pažaliavo. man prikišinėjai dabar per teliką. Tu Ramūnui davėte ir iš Ramūnų ir ieškok tų pinigų. Rūpėjom čia kažkokios dabar bulvės. Tai vis tik Giedrius Savickas ir Ramūnas Cicėnas iki lemtingojo išsiskyrimo čia buvo. Gal Ramaniuko iš vis dabar gyvo nebėra? Ačiū. Duok dievę. Atsiprašau. Mes išsiaiškinom bent vieną dalyką, kad jūs su Ramūnu čia buvote. Tai, buvom. Pabandykime nueiti į kitą vietą. Važiuokim. Užsukime į dar vieną kavinę. O, ja, į šitą neeikim. Kodėl? Tai aš nežinau šitos vietos. Aš nebuvau čia. Labą dieną. Labą dieną. Sakykite, mes tokiu klausimu. Ar Giedrius Savickas pas jūs čia lankosi? Savickas, kol skolos negrąžins, tai mes su jo jokių kalbų neturėjome. Tylėk tu. Taigi sakiau 5 atnešiu, tai 5 ir atnešiu. Duoto žodžio aš laikausi. O tu dar rėksi, tai aš tave iš Facebooko ištrensiu, va. Sakykite, o Savickas gal buvo užėjęs su savo draugu Ramūnu Cicėnu? Su Ramūnu? O kokią čia laidą filmuojate? Atsakykite. Su Cicėnu, jo, jie dažnai čia lankosi, čia pastovi gyvena beveik. Švenčia, dainuoja, linksminas. O kada čia rodysite tą laidą čia? Sakėte, vakarą jums buvo labai linksma? Jo, labai linksma buvo. Nes tada su draugu buvau. Tai ką tu ten mes šokom, su dainom. Ką dainavot, Giedriau? Tai ką dainavom? Mūsų su Ramaniuko daina. Reikia draugą turėti, būtinai reik turėti, kad galėtum mylėti, kad galėtum draugą turėti. Na štai kiek daug galima sužinotų, brangus žiūrovai, Labai apie daug. žmogų, tik tai jo beje. O kad susidarytumėm dar pilnesnį vaizdą, mes užsuksime į dar vieną kavinę. Kur? Į kokią dar? Užeikime čia. O, Labą dieną.
Labą dieną. Sakykite, ar Giedrius Savickas pas jūs lankosi? Savickas? Savickas pas mus tokiuose skolose čia sėdi, jis tiek prisiskolinęs, grąžino skolą. Ko tu irgi reikia dabar ant manęs, taigi sakiau, 5 dieną atnešiu, 5 dieną tai 5 dieną. Ir iš Facebooko ištrinsiu. Ir... Neturiu apie ką kalbėti. Ateis, grąžins skolą, va tada galėsim ir pasikalbėti. Na ką, gerbiami žiūrovai, mes matome, kad paieškų ratas siaurėja, o viltis, kad draugas suras draugą, didėja. Giedriau, noriu jūs perspėti dar dėl vieno dalyko, kad mūsų laidoje būna ne tik džiaugsmingo akimirkų, tačiau ir labai skaudžių. Ta kabaka dar rodo ar nerodo? Neberodo. Kaip jaučiatės, Giedriau? Blogai, kaip tu? Na, o dabar artėja mūsų laidos kulminacija. Kaip paaiškės, ar Giedrius rado draugą, ar ne? Atsirado jūsų draugas, ar ne? Nu ką žinau, 50 na 50. O kaip jūs jaučiatės? Aš? Blogai, kaip tu? Bet vis tiek, kaip nujaučia jūsų širdis? Ar atsirado jūsų draugas? Kas? Giedriau, Širdis? jūsų draugas atsirado. Draugai į studiją! O geras. Labą dieną. Nu tai kur tu dar nebuvai? O tai kur tu buvai? Kur tu buvai? Kur tu buvai? Kur aš tavęs visur ieškojau, va, pačia klausk jos. Kur tu ieškojai, tai gerai, tai kai mes nuėjom pas Iškelavičių, ne, tu pasakei, kad jo pikta boba ir liepė man palaukti. Aš laukiau, kiek aš tavęs laukiau, ir nesulaukiau, išėjau namo, namie buvau. Tikrai? Nu tikrai. Nemeluoji. Nemeluoju. Štai kokia graži šių dviejų vyrų draugystė. Ačiū labai, kad draugą surado. Ačiū, kad radot. Na. Ir ji mums Tai mes primena. einam, tu pabaig čia. Einam namo. Ir ši šilta dviejų vyrų istorija Tau. mums primena, kokia yra svarbi draugystė ir kaip yra svarbu laiku branginti artimą.